Ūmus laringitas tai yra gerklų gleivinės uždegimas, tai yra viršutinių kvėpavimo takų infekcija ir norėčiau pakalbėti apie priežastis, apie sukėlėjus, apie gydymą. Dažniausia šio susirgimo sukėlėjai yra virusai arba bakterijos. Predisponuojantis faktoriai, kurie sukelia šį susirgimą, tai yra kenksmingi, žalingi faktoriai, tai dulkės, dirginančios medžiagos, peršalimas, kuris gali būti vietinis arba bendras peršalimas ir, aišku, bakterinė infekcija. Klinika šio susirgimo yra tokia. Pirmiausia, tai yra užkimimas. Užkimimas iki visiško balso praradimo vadinamo afonija. Būdingas sausas, neproduktyvus kosulys. Tai reiškia, kad pacientas ligos pradžioje skreplių neiškosi. Vėliau, ligai pažengus, atsiranda kosulys su skrepliavimu. Šis susirgimas praeina gydomas per 7-10 dienų. Pagrindinis akcentas į gydymą būtų toks, kad gydytojas apžiūrėjęs pacientą įtaria ir paskiria tyrimus, būtent nustatys sukėlėjų šio susirgimo. Pagal kraujo tyrimus, pagal apžiūrą paciento, pagal kliniką gali įtarti, ar tai yra virusinė infekcija, ar tai yra bakterinė. Jeigu tai yra bakterinė infekcija, be šių išvardintų ligos simptomų atsiranda dar ir kiti papildomi ligos simptomai arba požymiai. Pagrindinis šios ligos gydymas tai yra tylėjimas, tai yra režimas, kada turi pailsėti balso stygos, balso aparatas. Viena iš pagrindinių sąlygų. Sekantis etapas turėtų būti tai vengti dirginančių medžiagų, maistas turėtų būti lengvas, šiltas, be aštrių prieskonių. Ir, aišku, tiktų fizioterapinės procedūros, kuris taikomos šios ligos atveju. Dabar kalbėti apie profilaktiką šios ligos, tai pagrindinis akcentas turėtų būti tai, kad jeigu atsirado ligos požymiai, pacientas turi kreiptis į gydytoją ir kuo greičiau pradėti gydymą. Dažniausia komplikacijos pasireiškia tada, kai gydymas susitęsia, kai pacientas gydosi pats savo nuožiūra, neteisingai, arba jau liga komplikuojasi kažkokia kita infekcija, sudėtinė ir gydymas tada užtrunka ilgiau. Kaip minėjau, laringitas gali būti ir bakterinės kilmės. Tada jau gydymas yra sudėtingesnis ir aišku, jį paskiria gydytojas. Įtariant bakterinį laringitą, pirmiausia turi būti atliekami tyrimai. Ekspres diagnostikai daktaras dažniausia paskiria pilną kraujo tyrimą, C-reaktyvinį baltymą. Jeigu gydymas reikalingas to jau pat nedelsiant, jeigu pacientas kreipiasi pavėluotai ir daktaras įtaria, kad gali būti bakterinis susirgimas, šiuo atveju jisai skiria gydymą nesulaukęs tyrimo rezultatų, tik įtardamas tą infekciją. Jeigu mato, kad gydymas paskirtas šiuo metu be jokių tyrimų rezultatų nėra efektyvus arba nėra aiškus, skiria, aišku, konsultaciją specialisto ausų, nosies, gerklės, tai yra otolaringologo, kad pasitikslint diagnozę ir suderinti gydymo planą. Dažniausios komplikacijos ūmaus laringito tai yra sinusitas ir ausų uždegimas, kitaip vadinamas otitas. Aišku, neišgydytas, nepilnai išgydytas laringitas gali kartotis, tai yra recidyvuoti ir tada pacientas turi problemų dažniau su balso stygom, su balso aparatu ir dažniau kreipiasi į medikus.